Don't try this at home. Pirmasis dalyvis yra 1,77 cm ūgio, sveriantis 55 kg, Vedenser Underdome. Antrasis dalyvis yra 1,80 cm ūgio, sveriantis 69 kg, B69 Boy Pegasas. Trečiasis dalyvis yra 1,79 cm ūgio, sveriantis 72 kg, The Beast Misiūnas. Pralašiau dėl Underdomo kaltės. Todėl šį kartą mes įsivažiuosime ir kovosime iki mirties. Todėl keliaujame ir laimėme šią kovą. Sveiki draugai, čia Aivaras Ir Aurimas. ir šiandien mes jums pristatome TWS kovą. Taigi, Pegasus su Misiūnu užsipuola Underdomą. Underdomas priima smūgius. ir negailestingai išmetamas iš ringo. Lyg jam nebūtų verta. Būtų gera vieta būti čia. Žinoma, kas dabar bus. Iš karto Misiūnas Pegasu kovoja, daužosi kai lygus į lygų. Vienas kitam daro tokius veiksmus, nes vienas kitą jau žino labai gerai, nes kadangi turėjo gerą praeitį, kaip sakant, nors neilga, bet gerai, o supleksas iš karto. Ir iš karto Misiūnas treštokas prasideda. O, ir pamato Misiūnas, kad Pegasas jau stojasi nors kažką daryti. Underdomas guli ant žemės. Bet žinoma, Underdomo dabar nėra labai svarbus dalykas, nes Misiūnas sako, kad jis yra pusė. O, Spinebuster. Pegasas padarė Spinebusterį Misiūną ir Misiūnas kol kas raitosi. Underdomas pabiškai matau keliasi. Atsigėjo Underdomas. DDT. Neblogas veiksmas. Dažnai TWS kovotojai taip tokį daro. Pasiėmė kastuvą, kastuvą duris. Spieras į gringą kampą. Arba, kaip sakant, prispaudimas su pečiu į gringą kampą. Į virvę. O, lygus dvigubas splešas. Ir dabar. O, permetimas. Ir Pegasus kol kas kontroliuoja šį mečą. Nieko nedaro, nesikiša. O, Underdomas ištraukė Pegasusą. Kol kas bando įtraukti, bet ar tai pasiseks ar ne. Traukė. Bet ten net pavyksta ištraukti. Ir kol kas matome, Underdomas tiesiog bėgioja. Ir dabar traukia Misiūną. Ir pats lipa į ringą. Įdomi strategija iš Underdomo. Žinoma, Misiūnas iš karto per kelienus ir paglubdo. Iš karto daužo. Pegasus lipo ant virvio. Jo, kaip double teamas. Elbow. Ir kas dabar bus? Splešas. Neblogas veiksmas ir iš karto Underdomas reikia. O, dabar Misiūnas lipa. Gal antros splešo daris ir taip ir baigs Underdomą? Ne. Jie kovoja toliau tarpusę ir nemato, kad Misiūnas laukia. Underdomas bando priešintis, bet Pegasus jį stipriai daužo, žudo, kaip sakant. Žinoma, mečas labai paprastas. Tai yra... O, kokia forma. Tiesiai į veidą. Neblogas veiksmas iš Misiūno. Ne, vis tiek atmeta. Kaip ir sakiau, kuris žmogus laimi šią kovą, užtikrina vietą dėl diržo ir turi teisę kovoti dėl diržo. Ateiname čia prie pradžių. Todėl, žinoma, dabar vyksta kova tarp Pegasus ir Misiūnas. Wrestlingų judesių pora. Vienas kitą talžo. Ir Underdomas biški per nugarą. Opa. Super kikas. Bet Underdomas kaip iš po žemių. Vis dar stovi. Misiūnas pats nesigaudo. Kas dabar bus? Underdomo. Supleksyti. Ir iš karto Pegasus atakuoja Misiūną. Elementarus smūgis iš kelio. Pegasus firminis. PDD. Tai viskas? Ne. Vis tiek Misiūnas atmeta ir pajėga. Ką daro Underdomas? Pegasus tranko. Kiek matome taip. Bet jis bandė kažką daryti Misiūną. Bando Pegasus pakalyti Underdomą, bet jis priešinis. Ir kai žinoma, kontroliuojamas. Tranko. Kiek kliuv. Sakant, tokie žmonės kaip Underdomas
nėra labai tai puikioj pozicijoj savo, kaip sakant, nes jų wrestlingo skillai nėra tokie tobuli, bet Pegasus lipo ant virvių, jisai pasiruošęs kažką daryti. o išjungiamas. Ir ką dabar Mišūnas darys? Plešas! Ir tai viskas, abu žmonės kenčia. Ne. Tai yra Ir žinoma, iškart Mišūnas nervuojasi, nes jis nori laimėti šią kovą labai greitai. Underdomas guli ant žemės. Ne veltui jo pravardė yra Underdomas. Kaip Underground. Bet Dent yra Densina. O, Densina. Tranko Pegasui ir pabėga. Ir iš karto pabėga nuo Mišūno judesio, nes jis įsigasta to. Pegasus atsistoja. Tranko Mišūną. Kas dabar bus? Donald DDT reversal from Mišūnas. Taip, visai neblogas veiksmas. Ir tai viskas? Ne. Tai matome background'e žmonės kažkokia žolė pjauna, kai vyksta ten kova. Bet tai mums nesutrukdo kovoti. Underdomas yra pusė. Ir tęsti TWS kovos. Dropitas Pegasui. Pegasas iškart iškrenta. Ir iškart pakeliamas. Ir ką dabar darys Mišūnas? Kelia. Ne, reversal. Keliasi. Samoa drop. Underdomas lepiasi. Po Nežino medžiais. ką daryti Underdomas. Ne, atmetė. Tai buvo... O, Underdomas trenkia Pegasui. Bet Pegasas atkeršė ir nesupanta, kas vyksta dabar. Underdomas nesigaudo. Bando laužyti koją, bet jam nelabai išeina. Pegasus jam trenkia. Kalną. Underdomas labai... Mišūnas po biškį stojasi. Ir kova vyksta toliau. Toks labai įdomus dalykas. Pastebėjimas, kad Underdomas labai mėgsta žemę. Ir žinoma, Mišūnas su Mišūnas kažką ruošiasi daryti. elbow drop pro viršutinės virvės. Ir tai viskas? Ne. Mišūnas jau piktas. Pusė. Laikėsi. O jis paėmė Underdomą. Turbūt bus kažkas rimto. Ne, jis priešinas. Kas dabar bus? Ei, ne, double teamas. Pegasus su Mišūnu pargriauna Underdomą ir iškart skaičiuoja. Ne. Bet Pegasus sutrukdo Mišūnui viską daryti. Ir šiek tiek wrestlingo judesių. Ne. Toks kaip roll pinas, bet nesigauna. Ir vėl Underdomas įstumimas iš ringo. Lieka Pegasus ir Mišūnas. ir iškart intensyvi kova. Bam. Dubliaks. Ne, atmeta. Sakant, abudu kovotojai dabar yra labai Pegasus rimtoje vėl stadijoje. daro kažkokį Kiekviena manevrą. klaida gali nulemti pabaigą. Supleksas! Iš kitos ringo pusės. Tai yra ganėtinai stiprus ir reikalaujantis daug jėgos manevras. Vis tiek atmeta. Kur Underdomas vėl pasišalinęs iš ringo. Turbūt poilsiauja. Toks dalykas yra tai, kad Underdomas gal būt tokia strategija, kad kuo daugiau sėtis leisti Mišūnus į Pegasų įsidaužyti. Bet ne! Ką tik Mišūnas sužaloja Underdomą labai stipriai nusileisdamas nuo viršutinės virvės ant žemės. Girdėjome net jo klyksmą. Pegasus išlipa iš ringo, kuris lipa. Mišūnas taigi atsistoja. Pegasus kažką ema. Paėmė kėdę Pegasus. Mišūnas Įmetė į irgi ringą. bėgioja, bando pagauti. Ne. Nu, ką dabar darys Pegasus su kėde? Tai yra labai įdomus klausimas. Tai žinoma, kad tai tas. Bet kaip? Paėmė kėdę ir O ore pagauna Mišūną ir prajungia tiesiai į galvą. Tam žmogui tikriausiai ledienas kodėjo galvą. Ir žinoma, vis tiek Mišūnas nepasiduoda ir atmeta. Kai matomis laikas už galvos, tai reiškia, kad jam ta vieta labai skauda. Tai turime suprasti, Underdomas kad atsistoja ir paėmė kėdę. kai norėjo daryti veiksmą. Tai gal ir yra gerai, nes jie išgelbėjo kokį kitą wrestlerį, bet ar tai yra labai gerai tam žmogui, nes jis galbūt laimėjęs. Ką dabar darys? Su kėdė nudaužo per nugarą Pegasui. ir Mišūnui tiesiai per galvą ir nugarą. Pegasus guli, Mišūnas daužo jį, o Underdomas laksto. Underdomas įstumia kėdę. Ne, jis duoda Pegasui. Ne, sutranko į galvą Pegasui.
Tai labai įdomi strategija iš Underdomo pusės. O dabar Dabar susakymą kėdė, daužo misiūnų pilą. toks stiprus veiksmas. Underdomas tempia misiūną, gauna kiką, o pagaliau Elbow. Į krūtinę ar misiūnas vėl kenčia. Underdomas vėl ištempia. Labai įdomi strategija dėl Underdomo pusės. Nes tai yra labai įdomus dalykas, kadangi jisai laksto aplink ringą ir bando ištempti žmonės. Underdomas pasiėmė kastuvą. Ir kažką bando įrodyti. Kad jis kasta kapą šiems saviems kovotojams. Jis taip nori pareikšti, kad jis laimės. Gal jis tiesiog nesupranta, kas vyksta šiame gyvenime. Mažiausiai išriversino Ir priema stiprų smūgį iš misiūno. Kaip matėme, Underdomas gal ir bandė padėti Pegasui, bet Underdomas kažką nori daryti. vis tiek čia buvo stiprus, labai stiprus kėdės judesiai iš misiūno Pegasui. Ką dabar darys misiūnas? Meta kėdę tiesiai. Tai Underdomai. Underdomas lipa į ringą, supykęs. Kokias Kad jį smūgį tiesiai galva. neatvedė, nuspiria misiūną. Ir misiūnas tiesiai vis tiek užšoks ten. Underdomas ir laužė jį, ne tai kad skaičiuotų 1-3, bet laužimas stiprus. Pegasus atsiveria Kažkur numetu. Kikas, Pegasus. Elbow. Labai nuostabus veiksmas, labai gražiai įvykdytas. Ką dabar daro? Underdomas spaudžia būdų. Kovotojus. Tai yra normalu iš jo pusės. Traiško, bet gauna į galvą. To niekas nesupranta. Koks čia yra wrestlingas. Pegasus bando Sužaloti taip Underdomą, kad nebepaitų. Ir žinoma, kova vis tiek vyksta tarp misiūno ir Pegasus. Tai yra pagrindinė šio vakaro kova, kaip sakant. bando atsistoti. Tranko po pradžių, kad nukrypst. O, iššoka Underdomą. Jis dabar išmetamas misiūnas iš ringo. Ir dabar lieka kova tarp Pegasus ir Underdomo. Gal tai bus viskas, Underdomas gal taip laimės. Laukia tiek laiko. O, jo firminis. Taip bus ir. Ne, misiūnas trukdo. Kaip sakant, misiūnas tikrai nereis laimėti šią mečą. Tokiem kaip Underdomas, nes kadangi Underdomas praeitame meče sutrukdė viską misiūnui. O kova tarp misiūno ir Pegasus vėl rimtėja. Ką dabar daro misiūnas? Išmeta Pegasus iš ringo. Ir lieka su Underdomu. Pegasus trenkia galvą į rinko kampą. Atsijungia šiek tiek. Ką dabar darys misiūnas? Pegasus nežino, kur randasi. Pradeda vaikščioti. Norėjo šokt nuo ringo virvių, bet Pegasas, kaip sakė, mūsų Apsvaigęs. apsvaigęs ir todėl nežino, kas vyksta ir nuėjo. Taigi jam padėjo išsisukti. Tiesas supartykas tiesiai į galvą, Jis dar vis pastoja ant ko ir spieras tiesiai ant žemės. Tai yra labai rimtas veiksmas palyginus iš misiūno pusės, nes jis tokio dalyko kaip spiero nedaro. Todėl tai yra, misiūnas paėmė dėžę ir pastato. ką darys jis į dėžę, kokį supleksą. Kikas tiesiai į krūtinę. Darys DDT? Ne. Atidaužo. Kickbokso judesiukais atidaužo. Pribaigė Pegasus. Taip išjungdamas jį, ką dabar darys. Underdomas atlikė, bando atrinkti Pegasų, bet misiūnas Pats nori viską sutvarkyti. Bet žinoma, kaip matome, vis tiek Underdomas savo. Mes nesprantame, ką nori Underdomas šioje kovoje pasiekti. Ar jis nori laimėti? O, koks judesys, nuo viršinės virvės ant dėžės. Underdomas bėga, daro kažkokią laužimą, stipriai laužia, bet ten neišeina. Bet yra toks labai rimtas dalykas. Ką šioje kovoje nori daryti Underdomas? Ar jis norėjo laimėti, ar ką? Nes jis nesupranta nei kovos taisyklių nieko. Jis net nežino, kas yra triple threatas. Taip, yra kova be taisyklių, bet tai nereiškia, kad kova skaičiuojasi ir žmogus pasiduoda už jos ribų. Pegasus metė Underdomą ant dėžės. Tiesiai į stulpą. Ir taip misiūnas įvaliojo. Pegasus misiūną į ringą ir užšoka Pegasus ant Underdomo. Ką dabar darys Pegasus? Įsirėmė su misiūnu. Misiūnas dar priešinas. Underdomas atsistojo staigiai. Jis galvoja, kad daryti. Ne, viskas PDD iš Pegasus. Kas tai buvo? Viskas.
Pegasus laimėjo. Ką darė Underdomas, jis tiesiog žiūrėjo. Ir dabar nesuprasi, ar tai yra sąjunga, ar tai yra ne. Nes panašu, kad lygiai visiems padėjo ir ne. Todėl sveikiname Pegasus ir sutiksime kitame epizode. Ir iki.